Na ir kaip anksčiau jau rodyta, tai darome stabdžių pūslės išėmimo dalį. Kaip matote, buvo viena dalis, kur rodėme, kad šiek tiek per ilga. Ją nutrumpinom, aišku, ne taklimo staklių, bet iš rankos bent jau pirmam prisimatavimui, o gal ir ilgesniam laikui tiks. Na ir ją sudėsime į vidų, sudėsime su šaibomis, kur parodėm. Šaibos bus kaip grįžimo padėtis, tai yra kiek maksimaliai atsileisti galės pedalas, o kiek maksimaliai nusispaus, manau, naudosime tą pačią originalią vietą, tiesiog padarysime atsirėmimą pačiam pedalui. Taip pat riboja pats cilindrukas, bet kad negadyti cilindruko, didelę jėgą spaudžiant vis tiek padarysim atrumą. Ir kaip matote, dedam tas šaibukės, būtent jos iš vidurio gausis viena šaiba, veržlė iš vienos pusės ir iš kitos pusės ir tiesiog suveržiama. Aišku, uždėjome dar klijų. Na ir prijungėme prie to paties sankabos žarnelį. Dar nepamirštame visko gerai suveržti, kad nebūtų ateityje kokių bėdų. Sekanti dalis tai yra, kadangi jau papirtytas cilindrukas vietoje, kurioje bus, taigi galima vesti pačius vamzdelius. Vamzdeliai bus tiesiog du kontūrai, nes ant pačio cilindruko taip pat yra padaryta dviem kontūram ir pagal reglamentą reikalinga bent du kontūrai. Tai vienas bus kontūras eis į priekį, kitas eis į galą. Į priekį, kaip matote, jau darome. Norėjausi pirmiau pasidaryti, kadangi bus variklis dedamas vėliau, o į galą galima įsivesti ir pasibaigti tiesiog vėliau. Pasidarom trišakį ir bent kaip man paprasčiausiai buvo stabdžius vedžiotis, tai tiesiog pasiėmiau laido gana ilgą galą ir tas laidas jisai pusiau minkštas, pusiau lankstus. Tiesiog prasikiši laidą tenais, kur manai geriausiai eitų tavo vamzdelis, jį maždaug susilankstai taip, kaip numanai, kad stovės vamzdelis ir tiesiog pasimatuoji ilgį, nusineši prie darbo vietos, taip sakant, atsikerpi reikalingą galą vamzdelių, vamzdelius su antgaliukais susibalsuoji ir susidedi. Taip pat galima nuvesti į kitą šoną, tada nebus taip, kad bus per ilgas arba per trumpas, arba kad reikės valcuoti antgalius vietoje. Tai bent man pasirodė paprasčiausias būdas. Na ir štai kaip gavosi. Taip. Dar planuoju padaryti guminius dangtelius arba bent jau panaudoti, tarkim, silikonų, bet tada biškelį sunkiau, jeigu norima išimti vėliau, bet stabdžių vamzdeliai toks dalykas, kur retai išiminėjama, tai tiesiog užsandarinti tas skyles ir padaryti taip, kad nesitrintų pats vamzdelis į kantus nuo vibracijų. Aišku, vamzdelis yra pritvirtintas prie kėbulo, bet visko būna ir ne viską pastebi, tai geriau vis tiek tuos kraštus, kaip sakant, palikti be galimybės trintis metalą su variu. Ir priėjome tą vietą, kurią norėjome parodyti jau anksčiau. Tai yra vieniem jau populiarus dalykas, vieniem priimtas, vieni jau naudoja labai daug, kur kitiem tai galbūt bus naujiena, bet, kaip sakant, tai daiktas, kurį galima panaudoti gana plačiai, tiesiog reikia sugalvoti ir kad šautų idėją, kaip teisingai jį panaudoti. Tai yra 3D skaneris. Tai 3D skanerį naudosime šiuo atveju priekio nuskanavimui, kadangi priekyje eina radiatorius ir radiatorius yra per arti variklio ir jis net tilptų kartu su varikliu ir originalia vieta, nebent perkant tą originalią vietą, kuri yra gana deficitinė
ir jinai eina, jeigu atsimenu, pirmukuose nuo 3 litrų, tai yra pats radiatorius yra įstumtas giliau su tam tikrais laikikliais. Taip, su vienu žmogum kalbėjau, tikrai eina pasidaryti, kad iš tos originalios paprastos vietos eitų įsidėti tą radiatorių, bet tiesiog sprendė galbūt nežaisti, biškelį naudosis pinigų, bet kiek žiūrėjom, tikriausiai ne tiek ir daug. Plius tai bus dalykas, kurį galima bus atkartoti labai nesunkiai ateityje, arba neturėti, tai yra paruoštą sekantį, jeigu sulankstytų vienas, arba jį patobulinti tiesiog nesunkiai. Ir taip, tai nebus plastikas, tai bus biškelį sunkesnis, bet bus metalinis, bet tikimės, kad ta idėja padės. Dar galbūt nuskanavome kartu kelis langelius, tai pažiūrėsim, galbūt išeis su 3D printeriu atspausdinti dangtelius jiems. Tai kaip sakant, šis dalykas, manau, ateityje pravers net prie šio pačio projektų, bet kitų dalių. Arba kai sugalvosim kažką naujo tiesiog. Ir štai vaizdas, kuris gaunamas jau kompiuteryje, tai yra galime pasidaryti tada kaip plokšteles, kaip ant skanuotų paviršių, kurio galbūt, kadangi paviršiai nėra visiškai lygus, skanuotas neduoda idealaus paviršiaus, ypatingai darant didelį modelį, o čia skanavome visą priekį mašinos, tai galime pasidaryti tokias kaip vietas, ant kurių teoriškai dėsis, tai yra lygios plokštumos, ant kurių tvirtysis mūsų kuriama detalė, ant kurių tvirtysis lempų laikikliai, ant kurių tvirtysis pats rėmas prie pačio mašinos kėbulo. Taip pat galima jau iš karto turėti, dar nusiskanavus, kadangi nusiskanavome su priekiu, tai yra turėti, kaip atrodytų visas priekis uždėjus, kur teoriškai prieš tai stovėjo radiatorius, kokią priekių formą, kur iškilė ir, kaip minėti jau anksčiau, laikikliai, kuriuose vietose yra. Taigi viskas yra sukeliama kompiuteryje ir galima padaryti net su minimaliai žinių, bet jeigu turime minimaliai tų žinių, tiesiog šiek tiek daugiau pasėdėti prie programų tutorialų vadinamų, nes aš pats seniau dirbdavau su viena programa, 3D skanuotom, viskam reikėjo biškelį pasimokyti su kita programa, paskui persikelti vėl į kitą programą, sakant, daryta kaip man patogiau, bet kartu daryta, kad ir būtų neperdėtai sunku. Taigi rezultatas vis tiek gavosi, o kaip realybėje gausis dar matysime. Ir štai rezultatas kompiuteryje, tai yra detalės, kuri bus gaminama, tai tiesiog visur yra tos vadinamos plokštelės, kaip minėjau, ant kurių teoriškai viskas tvirtysis. Dėjas matėsi, kad skanavime buvo klaida, nes biškelį šonas nuo vieno ir kito skyrės, tiksliau net ne tik kad šonas, bet nuskanuotas su priekiu ir be priekiu, skyrėsi šiek tiek. Aš manau, kad tiesiog buvo vienoje vietoje sujudinta mašina ir dėl to galėjau pabėgti daugiau negu norėjau pats skanavimas. Bet, kaip sakant, kadangi detalė nėra gaminama vientisa, jinai bus galima, kaip sakant, nesunkiai koreguoti jau virinimo metu. Daryta kuo paprasčiau, kuo lengviau, bet neperkraunant detalių ir bandyta kuo lengvesnę ją padaryti visą konstrukciją, tačiau nemažai reikės virinimo. Galima, aišku, ne visą virinimą pilnai daryti, kad susikreipytų viskas. Aišku, viskas greičiausiai darysis ant pačios mašinos jau virinimas ir bus nemažai tiesiog plokščių detalių. Vietoj lenkimo pasėmėm tiesiog kampais plokštumom virinom, kad nebūtų papildomų galimybių suklysti padarant tą detalę. Galima buvo šiek tiek apsieiti kai kuriuose vietose paprasčiau,
bet, kaip sakant, pirmamas variantas, kaip viskas susidės, matysis, kad laikys, tada galima viską paprastinti, kai kur suploninti metalus, kai kur nuimti metalų. Dabar, kaip matote, radiatorius irgi yra komponuotas, jisai yra žymiai toliau, netgi toliau negu turėtų būti, bet tiesiog buvo patogiausia vieta įdėti. Galima buvo šiek tiek paartinti, bet norėjausi pasilikti vietos, kaip sakant, turėti kur suklysti vietos, nes dar dėsis prie radiatoriaus pats ventiliatorius, dar nėra nuskanuotų vietoje motorų, tai negalima visko sudėti į vieną krūvą ir matyti, kaip tai atrodys. Taigi kol kas matoma šitaip, detalės jau yra užsakytos ir kai bus gautos, padarysime tik kaip jau atrodys realiai ir galėsim įvertinti, kaip toks darbas atsiperka, neatsiperka ir kiek paėjo, kiek nepaėjo.